Tarptautinę neįgaliųjų dieną kėdainiečiai rinkosi į minėjimą Kėdainių kultūros centre. Įvairių su negale turinčiais žmonėmis dirbančių organizacijų vadovai dalijosi džiaugsmais ir rūpesčiais, bei sulaukė rajono vadovų ir įmonių dėmesio. Uždarosios akcinės bendrovės Daumantai LT vadovas Saulius Grinkevičius juos apdovanojo šventiniais lauknešėliais. Neįgaliųjų Kėdainių rajone, imant taip statistiškai, griežtai, tai yra virš 6000. 6111. Iš jų vaikų su negaliai yra arti 300, virš 280. Ir džiugu, kad yra nemažai pas mus organizacijų nevyriausybinių, kurios vienyje neįgaliuosius pagal negalios pobūdį. Arčiausiai būna tų žmonių, sprendžia tas konkrečių žmonių su konkrečia negale problemas. Ir yra socialinės integracijos neįgaliesiems projektai, kur jie gali susirinkti, ir ta vadinamoji socialinė reabilitacija, kada jie užsiima jų mėgiamą veiklą. Maždaug yra 247 000 yra skiriama iš valstybės biudžeto ir 10% turi prisidėti savivaldybė. Tai būsto pritaikymą neįgaliesiems, jeigu buvo iš valstybės biudžeto šiais metais skirta virš 5000, tai savivaldybės taryba šiais metais skiria 29 000. 9 asmenims būstas pritaikytas, iš jų ir vaikams neįgaliems. Ir nusiprausti žmogui patogu, ir pakilti iš lovos galų gale jam žymiai patogiau, ir slaugyti tą asmenį yra žymiai patogiau, nes mes visą laiką kažkaip daugiau žiūrim, kaip pagelbėti neįgaliajam, tačiau šalia to neįgalio yra ir artimieji, kuriems irgi reikalinga ta pagalba. Tos nuotaikos yra šiandien šventiškos, aišku, nesinori kalbėti apie rūpesčius ir problemas, mes jų turim, aišku. Gyvenimo namuose gyvena 20 žmonių, pastovi jau stabiliai 2 metai. Mes tiek vietų turime, jos pilnai užpildytos ir yra dar norinčių pas mus gyventi, o bendryje Kėdainių Viltis globoja 176 narius. Tai yra žmonės ir su proto negale, ir turime 18 vaikų neįgaliųjų iki 18 metų, ir suaugę neįgalieji. Jie gyvena šeimos nariai ateina paprasčiausiai, arba jie patys ateina su kažkokiam problemom, su kažkokiais tai rūpesčiais, slaugos priemonių pasiimti, tai jie ateina pas mūsų bendryje. O šiandien šventės yra gana džiugi, Tarptautinė neįgaliųjų diena, todėl norėčiau visiems neįgaliesiems ir jų šeimos, ypač šeimos nariams, palinkėti daug sveikatos, ištvermės, kadangi prižiūrėti neįgalų žmogų yra tikrai labai sunku, ir palinkėti visiems labai daug sveikatos, sėkmės jų gyvenimuose. Mūsų pagrindinis rėmėjas tai yra Daumantai LT Saulius Grinkevičius. Mums reikalinga įvairi finansinė pagalba, nes neįmanoma, iš projektų lėšų yra tai nedidelė dalis. Turime daryti dar tų renginių, įvairių užsiėmimų ir be projektų. Tai be rėmėjų būtų neįmanoma. Pas mūsų kiekvieną mėnesį renginiai vyksta įvairūs. Stengiuosi kiekvienam pritaikyti, kad tokį užsiėmimą, kad kuo daugiau įtraukti žmonių. Vieni sportuoja, kiti dainuoja, irgi turim sukūrę tą ansamblį, kiti šoka. Ir aš taip stengiuosi, kur jau keli žmonės susidaro, kad kažkokį tai tokį renginį daryti. Pavyzdžiui, poetų dabar jau yra pas mūsų 4. Ir vasarą dariau poezijos muzikos šventė, kad būtų patenkinti ir saviveiklininkai, ir poetai. Kuriam sunkiau yra, jie pabūna kartu, pasikalba ir jie tikėsi irgi, kad jam bus geriau, kad viens kitam padeda. Patys žmonės yra tikrai labai aktyvūs ir tikrai įvairius renginius organizuoja. Pas mus galbūt yra toks glaudus labai ryšys tai su paraplegikų, organizacija, su kuria jau draugaujam ir esam socialiniai partneriai nuo 2004 metų, ir kiekvienais metais jie organizuoja įvairius renginius, ir sportinius, ir išvykas prie jūros, ir mes tikrai niekad neatsisakom ir visą laiką padedam. Aišku, ir su mūsų Kėdainių neįgaliųjų draugija mes nuo 2002 metų irgi esam socialiniai partneriai, irgi palaikom pakankamai glaudžius ryšius, taigi tikrai niekad nepasakėm ne, tik tai galėtų tikrai būti drąsesni ir aktyvesni, ir man atrodo, kad tas mūsų bendradarbiavimas galėtų būti kur kas kokybiškesnis, kur kas geresnio, aukštesnio lygio.